Pernai metais mes įvežėme į Lietuvą pirmą generikinį boskalidą Boską. Iš tikrųjų labai gerai pavyko juos suprekiauti, labai daug ūkininkų patikėjo šito produktų, įsigijo, gerai apsaugojo rapsus bei sutaupė nemažai pinigų. Tačiau natūralu sutikome gana priešišką nuomonę iš konkurentų. Išgirdome labai daug mitų ir įvairių pramanų apie tai, kad šitas produktas netirpsta, kad jisai yra kaip akmuo, kad jisai yra neefektyvus. Ir šiemet norime tikrai būti įsitikinę ir parodyti jums, kad su produktu viskas yra gerai. Bandysime atlikti maišymo bandymus su šiuo metu visais rinkoje esančiais boskalido produktais. Tai yra mums jau žinomas ir išbandytas Boska. Naujiena šiemet Lietuvos rinkoje fungicidas Miller, taip pat boskalidas 500 gramų litre, bei mums pavyko gauti originalaus BASF produkto Kantus pavyzdį. Taigi, pradedam. Labai svarbu prieš pradedant maišyti produktą žinoti, kokį vandenį mes naudojame savo mišiniui gauti. Kiekvieną iš kolbų įpilsime po 250 ml vandens, kas atitinka 250 litrų purkštuve, ir įdėsime po 0,5 gramo, kas atitinka 0,5 kg kiekvieno iš fungicidų. Į dabar jau ištirpintos boskalido tirpalus papildomai įdėsime po 1 litrą azoksistrobino turinčio produkto ir pažiūrėsime, kaip jis ištirps. Vizualiai matome, kad visi pagaminti tirpalai yra gražiai ištirpę, taigi pabandysim juos profiltruoti. Kaip matote, profiltravus nuosėdų nėra ant filtro, tai reiškia, kad produktai ištirpsta, jeigu mes juos supilame atitinkamų tempu ir labai gerai išmaišome. Dabar pabandysime pasimuliuoti situaciją, kada ūkininkai per greitai supila produktą į maišymo dėžutę ir vandens srautas nespėja ištirpinti produktų. Tam mes naudosime vandenį, kurio pH yra 8,2 ir fungicido normą padidinsime iki 2 gramų, kas atitinka 2 kg produkto. Tai yra 4 kartai didesnė norma negu registruota. Analogiškai 4 kartus padidiname ir azoksistrobino normą. Visą šį mišinį maišome vėl 1 minutę, nenaudojant vandens minkštinimo priemonių. Mūsų mišinys neištirpo. Nupylus tirpalą ant dugno matosi neištirpęs produktas. Kadangi mūsų naudojimo vandens pH yra labai šarminis, 8,3, mes pradžioje pabandysime susimažinti vandens pH, naudodami Viva Fertilis produktą pH Focus. Kaip matome, mūsų vandens pH sumažėjo per 2 vienetus ir toks vanduo yra tinkamas mišiniams gaminti. Pakartosim prieš tai atliktą bandymą su sumažinto pH vandeniu. Tirpalą pamaišėme 1 minutę ir pabandome nufiltruoti. Kaip matyti, jokių nuosėdų ant stiklinėlės dugno nelikę, filtras taip pat yra švarus. Kaip matome, naudojant vandens pH reguliatorių ir fungicidai tirpsta žymiai greičiau ir tas padeda mums išvengti problemų. Taigi noriu padėkoti Emiliui už galimybę atlikti šitos įdomius tyrimus. Mitas sugriautas. Abudu boskalidai, kuriais mes prekiaujame, tiek tas, kurį turėjome pernai, tiek naujasis, puikiai tirpsta, taip pat puikiai veikia bei nieko nenusileidžia originaliam produktui. Naudokite, taupykite, džiaukitės geresniu efektyvumu ir dideliu derlingumu.